prasidėjo antrosios RC Cars bekelės varžybos. Tai va, šį kartą važiuosim Sudervės trasoj, Sudervės trasa atnaujinta, važiuosim kitą pusę. Trasa biškai tokia malinga, vietom ten aliejaus yra papiltava, kur tokie juoduliai. Prognozavo lietų, bet tikimės, kad jo nebus. Dabar saulė pradėjo šviesti, šilta pasidarė. Čia benzinų klasė nevažiuos, važiuos tik tais elektrik. Va, man startuoti reikia. 10 minučių treniruoti. Einu, sudėsiu GoPro, biškai pafilmuosiu. Čia va įsikūrėm, vis dar statosi tenais. Prasidėjo treniruotė. Jėzus, dantas, šuolis koks klastingas. Duosi per varžybas greičiau atvežti. Išsikroja, atvyk. Opa. Pažiūrėkim, ar kaista variklis ar ne. Biški užkaitęs. Iki kada kombinuoti, tada užšintuvojam. Važiuojate į Ledovai? Išsikrovė tik tais. Išsikrovė? Nu, va tik baigėsi treniruotė ir tipo jau buch. Ar čia dabar su naujom ar? Su naujom. A kiek varžybos? Palauk. 10 minučių. 10? Čia 10 treniruotė vyko. Tai išvažiuosiu. Gal net milijonas nuo Nu, va, užsidėjau ventiliatorių, nes be jo biški kaito motoras, nes 16 spynų įsidėjęs esu. Ir pamečiau savo dvišakį tokį. Tai gerai, kad klubo draugas paskolino. Taip, greičiau pakombinavom, susidėjom, žiūrėsim. Šiaip pat treniruotė gerai sekėsi. Bus skaitinės ir žiūrėsim, per skaitinės. Bus skaitinės. Gal laimėsi? Gal ir laimėsiu. Nesakau, gal laimėsiu. Kol vyksta tenais briefingas, aš įsidėjau 14 dantų pyneną, nes sakau, su 16 važiavau, tai man kaito. Nu, motoras biškai užkaitęs, bet be ventiliatoriaus buvau, tai ir ventiliatorių sudėjau ir sudėjau 14 dantų pyneną, tai žodžiu vyks kvalai ir per pirmą kvalą pasižiūrėsiu, kaip man čia važiuosiu su juo ir įsikaista, ar ne, ir batarkės atlaikys, ar ne, nes važiavau su šitom batarkėm, visiškai naujas, pirmas važiavimas buvo. Ir gavos taip, kad pasakė jau, tipo, treniruotė baigta ir, žodžiu, tiesiai išsikrovė. Palaukim ir tada tik tai grįžą atvers pataisyt tą modelį. Reiks iš karto, matysim, kad eina reikia. Man tai reikia. Negali būt, apsivertė, jūsų pačiu klaida. Tai labai
labai stengiuosi visą laiką priminti ir raginu prieš važiavimus įvertinti situacijas, kartais yra geriau pristabdyti, bet nepadaryti klaidos. Gerai, pirma grupė Openo 1/8 pradės važiavimą. Tai aš joje esu. Jonas ir Žvaigždės. Eina, įsijungsiu modeliuką. Naujas kėbulas? 3 minutes to start. Start. Jungsiu paskutinę sekundę, jau te liks 30 sekundžių. Aš irgi. Tik tada. Reikės lygti jau. Nedatrauk. Aš nesu įsitikinęs, kad jisai gali. Žiūrėk, tu netgi platesnis įpičiau, ar ne? Biskį. 2 minutes to start. Gerai, bus 1 minute ir duot gazą. Turiu puls, kad neįsikraut. Rokiškai buvo išsikrovęs. Aš va. Varo, biu. Tas man pip, galvoju, pochu, pabaigsiu. Pašalauja prieš tai važiavę viens prie 10 Open Class. Ko dabar? Pamečiau. Čia man tu Saulius ir Povilas. 14 spininas, greičia bus mažiau. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Nelabai gaunas pionai važiuomas. Ne. Na taip, ir turim startą. Tai yra pirmoji kvalifikacija 1/8 Open klasės pirmos grupės dalyviams. Na, jau matau, ten trankis jau subaigiau, tai žinokit, na, veltui jūs įdegantis tokią toną. Na jau, kažkam vidau pasibaigė, kažkas irgi prarado laiko, bet turbūt iš tos situacijos nei vienas, nei iš tiesio praradom laiko, kuris automatiškai jau pakotos situacija. Ir situacija turim duoti 18 dalyvių. Tai bus 2 grupės A ir B finalas. Tai šiuo atveju kvalifikacijų rezultatas nulems, į kurį finalą bus patekti. A finalą varžysis dėl pirmos 12 vietos, o tuo tarpu B finalas tarp 13 ir 18 Biški pradžiuvo trasas ilgiau pasidarė. Labai svarbios ir šiuo atveju darys kuo daugiau klaidų. Spininas mažesnis, tai reikėtų tik į spūrą mažesnį pasidaryti. Ratų laikus. Sidėt. Nekreikia klaidus. Blin, kas čia dabar? Four minutes to go. Snap. 8,2,5. Tramplinai, reikia patirties, trajektorijų. Kiek gerai nusileis, kiek. Na irgi, per trampliną Malonevičius Tomas finišuoja. Finish 8. Ir ką Jonas finišuoja? Nu, 5 minutės atlaikiau. Laukiam Jogailos. Kažin kelintas čia pagal hvalą esu, einu pasižiūrėsiu. Jogaila finišuoja. Ačiū visi. Aha. Pasirodo pozicija. Nu, tai tikrai, va, numeris pirmas ir taip mes 10 mūsų važiavo. Tai Tomas antras, Rokas trečias. 5 atvažiavo. Šunuolis. Nu, kaip man sekėsi šono? Tai toks pat tramplinas. Kuris? Kas? Manas? Tu tenais jo daug laimėjai. Ten aš... nusileidai ir gavai. Jo, bet ten porą kartų virtau, tai ten man gaunas vabank. Aš ten dar nežinau, kaip suvaryti per tą. Aš irgi ne. Nes ten gaunu, supranti, jeigu tu arčiau trasos važiuosi, tą modelį ore va taip meta ant šoną. Ne tai, kad į priekį ar atgal, o tiesiog virčia jį skersai. Ne, Gerai, ant kampo. Vo, vartais ant ratų bak, toliau. Ne, ir tragis, kai pradeda Blemba, vartytis, čia ant jeigu virvo gerų pakibadau. laikų sužaisi su kontrolieriu, gali dar atsiversti. Aš porą kartų dar išseivinau. Bet būna, jeigu kai atsigula ant viršaus. Nu tai gerai, su 14 spinionų greičio praradom gana nemažai, sakyčiau. Bet variklis nekaista. Tuoj batarkės pasimatuoti reikia su testeriu, pasižiūrėti, ką mes čia turim.
362, 366. Antras kvalas prasideda Openą, 1:8. Na ir vėlgi, openistam noriu. 4, 3, 2, 1. Na grupė žiūrėti vaikus pasirodė tikrai geriau. Ir jeigu savęs matot, greitesnis sportininkas, paleiskit, bėgkit šią matušką, pražiūrėkit, ką jis daro, ir darykit, būkite patys. Ir padės jums būti greitesniais. Jeigu prieš trampinų, jeigu matot, kad sportininkas... Aš papildomą varau. Taip, laukiam Adomo, Jogailos, Andriaus ir Bet. Bando modelį priešargiai. Nu gerai, baigęs antras. Dar vienas modelis turėtų važiuoti. Pasižiūrėsim. Ar turim trasoj važiuojančių? Adomas, matau, anksčiau laiko išvažiavo. Ačiū, visi dalyviai finišavot. Aha. Ir tiek, dabar ruošiasi antras pogrupis ir jūsų važiavimas Žodžiu, už 8 į minučių. finalą pateksiu greitesnę grupę. Kaip ten seksis su jais kovoti, tikriausiai bus sunku, nes jų tragiai daug greitesnį, bagiai irgi greitesnį. Žiūrėsim, Rama Batakis atlaikys. Kebra, Kas buvo? paskutinis kolas. Ten dar ką nors norėt. Neišves. Durė. Viskas, ko nors dar? Gerai, pralekiam, dedam kraut Batarkės, variklis. Nu, šiltas, ranką laikai galim, reiškas nekaista. Šiaip, kad kaista, tai nieko baisaus. Man svarbu, kad Batarkės išlaikytų. Šiaip su tom laiko, bet čia po 5 minutės važiuojam, tai aš galvoju, reikia grąžinti. Arba ne. Nu, pažiūrėsiu pirmąjį skaitinį, kai važiuosiu, 10 minučių, kaip man ten seksis. Jeigu bus prastai, tada dėsiu didesnį pininą, kad daugiau greičio turėti viskas. Ten patyrė kontaktą, abu klubo nariai nepasidalino kelią, susidaužė. Tai biškai gaila, kad jie taip kelią nepasidalino. Kaip čia taip nutiko, Tomi? Blemba, supranti, jeigu vis finišavo, aš nuo ten apsisukau ir per šniūrus važiavau atgal pasiimti. Ir blemba vienas parlikinė ir man tiesi ratai. Tas tinka tau? Panašu, kad jau. Gerai, žodžiu, antras kvalas pravažiuotas. Visai gerai sekėsi irgi vėl pirmas, bet, nu, pas mane gal varžovai biški mažiau patirties turintis, tai dėl to pirmas. Dabar važiuoju antrą grupę, einu pamaršalausiu. Mano pozicija, tikėkime, man nenudauš čia, nes sakė, čia su modeliais biški ateina skarsom ir va taip kėsinasi mane. Jabadabadu! 7, 6, 5. Juos kamera gerai filmuoja ir vaizdą fiksuoja taip pat gerai. Čia gal geriau kapišoną užsidėsiu, bent jau kažkiek jis mane saugos. O, Ruslanas lėkia. Nu kam dabar per viršų lipti reikia, nu. O, ta nesąmonė padarė. Oi! Nu, Tauriaus tas vatragis X-ray'is, bet jisai tikrai gerai važiuoja.
Pasiminkštinti reikia Danilai modelį. Bandė. Nu, pasižiūrim finalas, kelintas lėks startuosis. Ketvirtas. O, tai žiūrėk, Tauris pirmas, aha. Gerai. Man prizinės vietos nenusimato šį kartą. Nu, per lėtas kratodas bus. Pinę nesumažinau. Kiek atsukęs? Full power, bet jisai pas mane su... Arba didesnį pinę reikia dėti. Bet dabar įsimetęs aš 14, jis Nerizikuok. lėtas, tai vat... Jis nekaista, aišku. Bet kaista man taip po. Jeigu ventiliatorius geras. Tai vat galvoju, dabar ant pirmą reikia gal persimesti. Man vėl 16T turėsiu greičio daugiau. Galėsiu varžyti su tais kitais tragiai, nes dabar jie žiūriu ženkliai greitesnį už mane bus. Vyksta pietus. Tai pietaujam, ilsimės. Tai papuoliau stipresnę grupę. Įsidėjau 16 dantų pininą, kad greičio turėti, nes ten, kur važiuosiu sujungta grupė. Ir stipresni varžovai, greitesni, stipresni ir patirties daugiau turės. Tai bus sudėtinga su jais. Nu, žodžiu, rizikuosiu, bus kaip bus. Tai va. Šitam finaliniam važiavimą važiuoja Tauris Sinkevičius, Danielius Jelinevičius, Kasputis Tomas, Jonas Trumpa, Malūnavičius Tomas. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Virtoj startas. Ok, matau, jau išeina prie tokios vietos. Taigi atverskit po perkūnais! Gerai, pasižiūrė. Apie žinoma, tas santykius. Išvengti visų pažįstų. Tai ant virvės, ei! Tai, kad jų pasiūlė veteranų kažką daro klaidą. Nu, Kitos patekti paskutinę vietą. Kiek skauda daryti vietą nuotrauką. firmas ratas ir tai.
džiuvo trasa, pasikeitė važiuojant. Labai džiuvo. Nu, zaibala. Modelį, dar yra pirktas modelį. Taip, pirktas modelį, Oi. Nu kaip tos virvės tai? labai rizikuoja pinigai, daro daug klaidų. Ar pasisukite, ar nesusirinka daug laiko? Bet vyrai taip, tempas O! Lūžo ratas. Bet iš kitos pusės ir paaiškina, trasa yra išdžiūvus. Va, taip matau, kažkam jau yra ir rodo važiuoja. Ne, tipo gerai. Matau, modelis, atsisauliau. Pamanykit, ką būtų privaisuoti. Pažiūrėsime, kad yra pasisų žuomaitų. Žuomaitų gali privaisukas ir išveikus pasaulio, kad važiuoja. Kaip čia ant to posūkio, ką? Aš nesuprantu. Viskas pusios, ketvirtas vietas. Dar nevykas. Taip pat viską darosi ir jaučimas sukarė link trečios vietos. Būtų dėkingas, kad įmanomas. Toliau penktas, Marinas Istomas, Rokas, Jonas, Justas, Andris, Marys. Rusmanas ir Žodžius. Ką? Oi, žiūrėsim, reikia daugiau, bet reikia pasidėti iš esmės. Važiuoja, atrasti tipo modelį. Prieš tai turėjom vos kelius, dabar susikrauja mus keistis. Nežinau, mes gerai važiuoja, važiuoja. Bet žinau, kad jeigu susikrauja stipriausia, stipriausias vardininkas, tada jis gali padaryti po apsėdo atrakcio, finalinio važiavimo. Kada suprasim, kuris modelis vyko pasirų daugiau potencialų. Ar patranklydų modelis, patranklydės. Na jau, kad verta paminėti, prieš startą Kristo Lietuvą labai atlikinėjo žmonės, ypač tų, kurie šiek tiek turi prastą važiuoklę. Ir kodėl automatiškai modelis yra vertimas, aš šiuo atveju tiesiog, modelis dabar turi pasivertęs, kaip kartu, savo klaidą, iš esmės tu turėtum palaukti ir praleisti 12 planų važiavai ir užpakalės. Labai negražiai pasielgiai, tiesiog vienu greičiu atlikai. Vienas arba didžios yra. Taip, atsargiai prie starto finišo, atsargiai dar modelis, dar yra.
ketvirta. Apeigi po drausmino. Trasos kariai. Reiškia, tiesiai žiūrint, tai pratrūkį, kad yra paprasčiausiai tenka Hand it over, late, finish, R2. Finish, 7. Finish, 9. Visas finisavo, Laukas Dikrikas. Ačiū, visi dalyviai finisavo. Fuu, eik tu savo. Blemba, į kilmą sugebėk taip pirmam važiavime tiesiog ant stogo, taip. Stabdį pasimažink. Gali būt, kad priekis labai nusėdo ir Vis tiek mažink. kad mažesnis būtų, ne? Bet ant TSC ir ant pulto, kaip galvoji? Ant pulto. Ant pulto? Jo, gal ir geriau, nes gal neblokuoja taip ratų, žinai. Ačiū. Oi. A, jau nebėra čia mūsų. Kur čia tie mūsų lapai? Čia reikia žiūrėti. Va, trečias atpirdojinau. Gerai. Jūsų 6. Nu, taip ir toliau. Gal ir... Ir taip, jau už 8 minučių startuos 1.8 finalinis važiavimas. Tai yra Švagždys Lukas, Sinkevičius Adomas, Reikėtų gal biškį paveršti galą, bet... Andrius Tamkevičius Jogaila, Aičius Benas. Žodžiu, greit biškį porą sakymų padarysim, paveršim amortikus. Nes... kažkaip negerai. Oi, kad galvą daviau. Kitą kartą reikės aukščiau iškelti tą palapinę, jaučiu. Variklis nekarštas, ventiliatorius veikia. Nu gerai, raunam batarkis. Taip, man reikia galą biškį. Nedaug, bet... Kaip taip, klausyk, ei. Nes blemba 2 kartus šokom ir abu kokius ant kūlės. Kas?
Turi, gali paskolinti savo replės tas didelės. Romalda tenai. Ai, Romalda, gali paskolinti? Knaipeksą. Ne, man reikia užsiveršti. Plinas biškai gazo, kaip apie tą. Jo. Arba tu dėl to mordą ir leidės, jos aš... Arba padangas plikės nesudėgas. Ne. O tai kas jam gaunus? Ne, tik ir ne, aš važiuoju, kiek kartų važiavau ir visi pastovi po rampas nuokūliais viniuoja. Nu tai prieš rampą gazo gal duodi per daug. Tai arba kad tik šuolį metu atvežė. Nu, aukščiau iškelt reikia. Gerai. Pirmas įskaitinis gerai sekės. Iš pradžių patys pamatysit, kad buvo ne kažką. Buvo labai negerai iš tikrųjų. Ten ant kilimo firtau, paskui ant virvės pasikabinau. Bet susijėmiau ir trečias finišavau. Tai kaip ir gerai. Lieka dar 2 įskaitiniai važiavimai. Batarkis atlaikė, dėl jų labai iš tikrųjų nervavaus. Tai va, dabar čia važiuoja 1-8, antra B grupė. Oi, kai jis taip sukiojęs? Nu ką, tuoj prasidės 1-8 Openo antras įskaitinis. Vaikščia. 5, 4, Nu aš nufilmavau. Gerai, startas ir iš karto prašau prasidėti iš teikinės kruojo kėdės būdu. Nelenkit, tiesiog atvažiuokit, pirmą ratą statinį. Danik, nori pasistumdėt? Ir tada pradėkit išmauti. Tiesiog pirmam ratą kruojo. Labai daug. Darykite, nepasitenkite. Na taip, chaosas visiškai po starto finišo linijos. Ačiū. Rodomas skolimas. Gerai, dabar įsiklausykite žodžius. Jau antrą ratą pradėdavus. Jeigu tiesiog atstumai neturėjai tiesiog leidžia, tiesiog gyventi šiame kole. O viskas, kas buvo prieš tai, buvo tiesiog nepamatuojama rizika. Tai reiškia arba gyventi važiavimą per galikolo, arba tiesiog ne. Tai matau, kelis karščius yra krypę, tikrai kažkaip visiškai varo. Ir panašiai, kad yra pravas, kad nacionalinis važiavimas. Nu blet, bėga, nedabėga. Reikia kažkuris. Gerai, bandykime žiūrėti, kas daros reikalai ryčiuoti. Labiau, skaičiuojantį taurus Genavijos. Apie atvažiuoja aplink rajonus, jo nusipilieka ne taip ir daug, todėl negu 1 sekundė. Ai, bet Jonas dabar yra aplenkęs taurą. Ei, dar susipažinę, kad nevarga ir svarba. 7 minutes to drive. Ant pradžiai bandė dalinti
Trečias Danielius, ketvirtas Justas, penktas Tomas, šeštas Tomasas, septintas Andrius, aštuntas Manaitis Tomas, devintas Magnis, dešimtas Rokas, 11 Ruslanas ir 12 Džiugas. Tokie yra visuoti. Maršalai, atsargiai modelis, trumpai modelis, gerai, prastas gerai. Jonas finishes. Fū, Jėzau, kaip įtemptai buvo, eik tu savo. Jėzau, mane net pavargau, pliamba. Pirmas, ne? Nežinau, einu pasižiūrėsiu. A kas ten taurė nutiko? Jis norėjo. Jonai, sorry. Ne, nieko. Aš jau pripratęs prie tavęs, kad man koja kiši. Aфиgenai. Kur tu čia rekordą šuoja? Igor, ne? Čia greičiausiai mane permetė, tikrai neprakirtau visą fysą šitą. Greičiausiai permetė. Po to jau įsidrasinu. Hipotetiškai, Igor, šnekant, jeigu trečiuose nedalyvaučiau, kokią vietą užimčiau? Jeigu, tipo, trečią ir antrą vietą užėmiau. Trečią ir pirmą. Ne, jo, pirmą. Tai tipo, trečią, pirmą. Jeigu hipotetiškai. Man tik įdomu, matai. Galėtų būti dabar pirmas, prieš tai atvažiavo Taurus, tai jeigu Taurus atvažiuoja pirmas, automatiškai jis pirmas. Ir tada, jo, Taurus pirmas. Tai tu arba antras, arba trečias. Būčiau, ne? Jo. Man tik įdomu, tipo, kas būtų, jeigu sugestum, tipo, Pas Tomą mašiną sugėjo. Pas Taurių sugėdo? Pas Taurių? Gerai, kraunam greit batarkės, važiuosi gerai, kratonas lėkia. Baigęs baigęs trečias įskaitinis važiavimas. Žodžiu, nepasisekė man, pusės iškrito. Hipotetiškai, Igor, šnekant, jeigu trečiuose nedalyvaučiau, kokią vietą užimčiau? Kratonų gana dažna bėda iš tikrųjų. Reikia kapsų, kokių biškių tuniubuotų su užraktu. Dabar važiuos mūsų 1:8 Openo B grupė. Tai pafilmuosim, pažiūrėsim, kaip jiems sekas. Nedaug čia jų važiuoja, 5. Jo, 5. Tai sėkmės jiems.
Gerai, manau laikas pradėti. Taip, noriu iš tikrųjų pasidžiaugti dar kartą, kad šiandien nepabūgo tų prognozių, kurios turbūt visas 2 savaitės buvo tokios Ir dar kartą noriu padėkoti kolektyvui, kuris čia iš vakar atvažiavęs, šlavė trasą, ruošė ją šiandienai, o iš dar anksčiau kolektyvas, kuris ją aplamai čia per naujo atgaivino, paruošė ir manau, kad tai yra tikrai sėkmingas rezultatas. Manau, tikrai šiandien turėjom progą gerai įvertinti trasą ir tikrai girdžiu gerus atsiliepimus. Tai aplodismentų tam visiems 3 kolektyvam. Na ir artėjam prie paskutinės klasės. Šiandien buvo čia tikrai gausu visko. Ir turėjom 18 dalyvių. Pradėkit. 18. Lyčius Benas. 17. Margelis Andrius. Taip, 16. Tomkevičius Jogaila. 15. Matas Andriulevičius. Gerai, 14. Šiandien Sinkevičius Adomas. Adomai. Kaip tu, Tomai? Kaip tu gavai popierį? Taip, važiuojam toliau. Ir šios klasės, B finalo, pavadinkim, nugalėtojas arba 13 vietą užėmė Švagždys Lukas. Taip, kylam į 12 vietą, šiandien 12 šioje klasėje Ruslanas Jelenevičius. Gerai, 11 šiandien Petkauskas Andrius. 10 Šidlauskas Justas. 9 Džiugas Urba. Taip, keliaujame 8 vietą ir čia turim Šermukšnį Naglį. Taip, keliaujame į 7 vietą Rokas Kiselis. Rokai, kviečiu. Taip, 6 šiandien Ežerskis Domantas. Taip, 5 šiandien yra Malnevičius Tomas. Tomai. Su prastom padangom. Su labai prastom. 4 liko Kasputis Tomas. Na ir važiuojam į trejetuką, o trejetuką atidaro Danielius Jelenevičius. Antras šiandien Trumpa Jonas. Žvaigždė. Na ir šios klasės nugalėtojas šiandien yra Taurius Sinkevičius. Mano pavydės nepavydė. Tai gavo, nu ką čia dabar padarysi? Voktelį, manau, trofėjus ir Tu voktelį. pažiūrėsi, kas padaryti. Kas? Galėsi pažiūrėti, kas padaryti. Kol galės man pinigės, kai negali. Visa šeima dirba. Kelio 28 Rokiški. Tai bus pasiruošimas treniruotė prieš Baltikapą. Tai irgi pareklamuosiu, kadangi šiais metais mes rengiam Baltikapą. Apšilkim, pajudėkim ir per Baltikapą pakraukim visiems malkų. Todėl sakau, iki birželio 20. Iki! Tai ką, baigėsi varžybos, pavyko kažkaip iškovoti antrą vietą. Paaiškino tai, kad mes su Danila, tai Danila užiminėjo irgi taip pat kaip ir aš 2-3 vietą, bet mes turėjom vienodą balų skaičių. Bet kadangi mano lapo greitis buvo greitesnis už jo,
Tai antrą vietą teko man. Tai žodžiu, faina. Iš tikrųjų, protonas pasiteisino. Jeigu ne iškritęs pusašis, nežinau, gal būčiau užtikrinti paėmęs antrą vietą arba gal biškį bent pasivaržęs su taurim. Tai va, varžybos praėjo tikrai puikiai. Kas turit tokius tragius, bašerius, galit darytis, bandyti važiuoti, taip pat bandyti nugalėti, laimėti, dalyvauti, gerų emocijų patirti, iš tikrųjų faina. Oras labai geras buvo, tai žodžiu tiek šiandieną. Ačiū, kad žiūrėjot, palaikinkit, pasubscribinkit ir iki kitų kartų.